čia dabar. Tik nesakykit, kad eisit vaidinti kalėdų senelį į vaikų darželį. Vaidint. Aš niekad gyvenime nevaidinu. Nevaidinsit. Tai norit pasakyti, kad jūs tikras kalėdų senelis. Važinėjat su elniais, landžiojat po kaminus ir palikinėjat dovanas po eglute. Dėl elnių ne. Dėl kaminų tikrai ne. O dėl dovanėlių taip. Darbuotojams dovanas paliksit ar jų vaikams? Nuklausyk, ko tu čia su savo tais vaikais prilipai? Aš čia dėl savęs. Savęs. Taip, principė taip. Man labai patinka kalėdos, aš labai mėgstu. Aš persijungiu kalėdų seneliu. Matai, štais visi. Ateinu, tyliai, kai manęs nėra namuose. Palieku dovanėlės po egle, prie vieno židinio, prie antro židinio. Tada kalėdų rytą, anksti ryte vos nubudęs, bėgu laiptais žemyn tekinas, ten tie šunys klykia, katės tos veislinės rėkia, paveikslai byra, bet aš visas su šypsena nubėgu žemyn, rėkdamas, klykdamas tiesiog, kad šiemet buvau geras berniukas. Basas, žinai, tik su pižama toks. Ir pradedu plėšyti tas visas pakuotės, tas dovanas, tas dėžės, traukiu dovanas, tos kutai tik tai lekia, viskas. Toks kaip ferverkas gaunasi, traukiu dovanas, savo deduosi, įsidėlioju, džiaugiuosi. Aš, žinok, visada gaunu labai daug dovanų. Kalėdų senis kažkaip mane tikrai labai myli. Bet jūs juk žinote, ką rasite po eglute. Ot ir ne. Neatspėjai. Nikštuk. Aš, tiksliau kalėdų senelis, visas dovanas aš savo superka dar vasarą. Supakuoja tvarkingai gražiai. Tada ateina ruduo. Grybai, uogos, mergos, dešros, viskas sukasi ratu. Po to ateina žiema. Gruodis. Šalta jau biški. Tai karštas vynas, baliai, mergos, vėl viskas sukasi. Tai aš net pamirštu, žinau, kas tose dovanose būna. Tai todėl išpakavęs, džiaugsmas būna dvigubas. Nors gal paskaičiavus netgi trigubas. Galėtumėte samdyti kalėdų senelį? Baigtų. Samdyti žmogų gali darbui. O čia yra šventė. Ir apskritai, aš samdytais nepasitikiu. Gal jis man dovaną ir atneš naktį, ne? Bet tai kur garantija, kad ko nors neišneš? Tai ką man dabar daryti? Šunis paleis perimetrę? Statyti stebėjimo kameras ant eglutės vietoj žaisliukų kabint? Kaip cechuose pas mane visur stovi? Tai kažkaip užmuša tą visą kalėdinę dvasią. Tai šitą apsiaustą apsivelka tik kartą per metus. Baigtų. Dažnai apsirengiu. Tu net neįsivaizduoji, kokia dažna tai yra moterų erotinė fantazija. Su kalėdų seneliu? Taip. Labai nemažai moterų, labai gražių beje moterų, gyvena su labai senais seneliais. Ir net ne kalėdų. Taip kad...